Čia ta bendra lentelė, kur pirmiausia pašnekėsiu apie netektis. Kaip matot, viršuje yra Onuškio punktas buvo. Jisai teko man ten po miškus labai landžioti ilgai, labai sunkus priėjimas, bet jisai niekur nebuvo fiksuotas, kad kada nors būtų surastas. Buvo tokia, aš tokia radau archyvose žinutę, kad buvo toks apie 32 metus planuojama su Latviais susitikti prie to punkto ir daryti Lietuvos-Latvijos tinklų sujungimą. Bet matyti, paskui, kadangi pasikeitė politinis toks dalykas, sujungta buvo Lietuvos-Latvijos tinklai per šitą, per Baltijos grandinę, tai šitas projektas matyti atkrito jau. Lyg tai aš ten kažkokio tai klaidžiodamas maždaug apie tą, po tos miškus radau kažkokiu ten tokių lyg tai skeveldrų, parsivežiau maišą ten, maždaug lyg tai, kad kažkokio gal čia yra, turi būti kažkokio tai gipso skiedinys. Ten mūsų mokslininkai lyg tai pasakė, kad labai panašu, nes cementų nebuvo. Tai antras didelis praradimas, už kurį aš gaunu labai velnių, už Nemėžio punktą. Dabar tai aišku, ten, jeigu kas važiuojate į Nemėžio pusę, ten, kur yra užstatytas visas, kaip sakant, visas rajonas ant tiek, kad jau ten apie... Bet seniau, aš ten kažkur tai po archyvus knaisiujaus, tai neaptikau, kad ten kažkada jis būtų atkastas tas punktas. Čia mes gavom koordinatės su mūsų katedros mokslininkams įskaičiavom, bandėm kažkur kastis, bet pagal viską, tai toj vietoje kažkada nelabai seniai buvo pravesta šiluminė trasa ir matyti viskas, reiškia, yra sunaikinta. Taip, jeigu jūs matot, kad dauguma čia yra, visi centrai yra 41 tipo, o tas ką tai rodo, kad tai yra smetoniški centrai. Karo topografinių skyriaus centrai. Dabar, Meškonyse čia ilga istorija, mūsų, reiškia, katedros instituto perstatytas naujas punktas, dabar, o kiti tai, reiškia, jie tokio yra gan neblogoj būsenoj. Aš labai atkreipčiau dėmesį, čia toks yra, reiškia, kaip čia, Novabariškės, reiškia, GPS 2 klasė. Jisai, pagal mano agentūrinius duomenius, aš jo iki galo nesu atkasęs, tai kad gali būti išlikęs originalus centras. Taip, dabar, čia tas nuotrauka. Čia dabar, čia kur važiuojant, taip, koks čia. Petrikiškiai čia yra. Čia Kongedai, čia tas vadinasi Novabariškės.
Tai dabar, čia centras nuo Bariškių, čia, reiškia, aš beveik tikrai ant Kinderių. O čia įdomiai tokia, čia aš stoviu ant punkto Čiviliai. Ir kas įdomiausia, kad jisai absoliučiai atvira vieta, bet toks įspūdis, nei mes įtraukė, nei jokią klasę, nei kas kiti nepanaudojo. Aš paskui ilgai galvojau, kodėl čia galėjo taip atsitikti, todėl kad jo labai sudėtingas priėjimas. Čia taip pievoje, bet reikia eiti keletą kilometrų ten gal. Nu, o kita paskui pabaigai linksmesnių tokių dalykų, kadangi ir tais laikais jau buvo, Tapina turėjo, reiškia, ten važinėdavo, skaičiuodavo vinis. Čia maždaug. Dabar, kitas toks įdomus dokumentas archyve yra, reiškia, čia kažkaip tai nelabai matau. Būdavo maždaug, važiuoju komandiruotę, o kitoj pusėje, reiškia, parašo kaip labai trumpą ataskaitą. O suradau toks punktą ten tokią stovį. Tai va, dabar apie kitus punktus. Taip, galima pasakyti, kad yra labai sudėtingi ir nemalonus privažiavimai. Praktiškai nėra. Taip, kad galvojant, kaip juos toliau panaudoti, to čia yra, aišku, yra toks dalykas kaip medininkų punktas, praktiškai prie aukščiausio taško, tai visai geras privažiavimas. Šitą, sakykime, Kuzmiškiai, čia Kinderiai, Petrikiškiai. Tai va, tokie įspūdžiai iš tų mūsų tokių visokių pasivažinėjimų. Apie storius galiu pasakyti, labai įdomiai buvo. Kažkas čia manęs prašė, ar Saulius, kažkas sako, gal, kad tu turi apie storius ką nors. Tai pro šalį kažkada važiuodamas, tai galvoju, reikia užlipti. Bet aš nežinojau dar net kurioj pusėje tas net yra centras, tai mes ten per miškus, kol prasibrovėm, pasirodo, ten beveik suradom kelių, kad ten, matyti, yra buvęs vietinių. Vietiniai labai mėgsta ten, bet taip, ačiū Dievui, kad jis dabar taip pagerbtas yra ir tegul žmonės lankysis, bet ten, man atrodo, centras buvo, reiškia, 41 ašis, stiebas, reiškia, toks centras. Tai va, to tiek įspūdžių. Tiesa, dar tokius apie, kadangi aš taip mėgdavau po archyvus pavaikščioti, Lietuvos archyve šitą, kaip tam istoriniam archyve, yra didelį šitą karo topografijos skyriaus atskirą tokią, galima ten surasti medžiagos. Bet praktiškai nieko ten nėra, nes aš ten žiūrėjau, viską. Yra tokios, kaip sakant, komandiruotės, ten pažymėjimai kitos pusės, o viskas yra išvežta ir dar yra, kad jau 40 metais kažkur tai yra tiesiog, kur nurodoma, kokias bylas perduoti tam rusų kariniam daliniui. Taip, kad archyve tokias, tik tai tokias, iš tokių maždaug visokių nuotraukų gali surasti, kad kur ten kas važiavo ir kokiais darbais susiiminėjo. O aš manau, kad labai
kitas, jeigu paieška visokio, tai veda į Amerikoje, į lietuvių tą saugyklą. Šitą. Ten tai tikrai, aš pats matęs šitą, man kai autorius, kuris rašė knygą apie Kadatį, tai jisai buvo iš ten atsivežęs knygą ir ten tas Kadatis labai smulkiai savo gyvenimą, nuotraukų priklijuota, ten Lietuvos, tai visa Lietuvos geodezijos labai daug. Teko man iš jo išprašyti, kad jis 2 dienom man davė pažiūrėti, tai aš labai įdomių tokių mačiau faktų. Ir jis ten kažkaip tai mes įsišnekėjom, kad jis sako, reikėtų organizuoti šitos visos medžiagos pervežimą į Lietuvą, bet jisai turbūt kažkaip tai gal susirgo paskui, kad nebeteko man, ar kas nors. Ačiū dėmesį. Mes dar keletą minučių turim, tai nepabėg, Povilai, dar gal aš klausydamas galvoju, jeigu girdėtų archeologai, tokius mūsų pasakojimus, tai turbūt krauptų, nes kolegos čia atvažiavę iš Kernavės, pavyzdžiui, muziejaus, tai teko matyti, kaip ten su plonais šepetėliais atsargiai ieško senovinių gyvenviečių elementų, ten artefaktų. Tai iš tiesų mes geodezijoje turbūt esame iš dalies patys kalti dėl to, kad mūsų pagrindinė vertybė tai yra koordinatė. Mes nustatom koordinatę ir pagal koordinatę perskaičiuojam, atrandam tikslę vietą. Įsitikinam, kad ta koordinatė atitinka dabartinio punkto pastatyto vietą ir mes jau konstatuojam, kad čia tai ir ta vieta, čia tas artefaktas, kuris yra sugadintas, jau taip istoriškai. Bet bent jau vieta tikrai unikali ir žinom istoriją, kad visi geodezijoje paprastai nieko nebūna taip ant greito padaroma. Paprastai, jeigu kažkas padaroma, tai ir tęsiasi ir tie matavimai tęsiasi iš tų pačių vietų, nes tai yra vertybė, stabilumas vertybė. Bet, Povilai, klausantis paties, tai man kyla mintis, pirma, tai norėjau paklausti dėl tų 2 nerastų. Tai kas tenai dabar, kaip tada, mes turime 18 sąraše, turim ir koordinatės, tai ką reiškia tie 2 nerasti? Ne, tai skaitau, kad jie Nemėžis, tai yra dabar pramoninis ten sandėlių rajonas, ten jau, čia nuo Liepkalnių sankryžos važiuojant ten. Ten jau, nu ką, sakykim, šitoj vietoje. O tarp kitko, jeigu apie paiešką tokią dar galėtų, aš toks kartais visai smalsus nuvažiavau į šitą ir ant ežero, kur prie Drisveto, per šitą Drūkščio ežerą, tai ten jau buvo ta pirma bazė matuota. Tai kažkaip tai iš Baltarusių gavom geodezininkų koordinatės, dar kadangi su jie šiek tiek draugavom, persiskaičiavom čia su kolegom į Lietuvos sistemą ir nuvažiavom žiūrėti, kas toj vietoj. Atvažiuojam, didelė sodyba, žinai. Išeina popas toks, žinai, labai kažkoks susirūpinęs, kas čia tokie atvažiavo, bet mes jam pradėjom rodyti, kad čia, žinai, senoviški. Sakom, pagal mūsų turimus duomenys, tavo kieme turėtų būti, reiškia, ta bazės galas. Nu, prieinam kaip tik tai papuola po jo garažu. Tai bandėme šalia ten garažo bent kažkokį šurfiuką prasikast, bet kažkaip tai jis taip labai įtariai galvoja, gal jis ten užkasis kokio aukso bažnytinio. Vienu žodžiu, įsiskiriam, taip sakom, dar kada gal atvažiuosim, žinai, pasitikslinsim koordinatas, nes,
Reikia, jeigu ten kažkokį tai gali verštis pas žmogų, tai reikia labai argumentuotą jam paaiškinti, kad čia mes kažkokie neaferistai. Klausantis šitų mūsų paieškų, kaip Povilai pats galvoja, o jeigu taip inicijuoti diskusiją su archeologijos specialistais, galbūt iš tiesų galima būtų grunto mėginius kažkaip analizuoti, galbūt tą kalkių skiedinio daugiau rasti, ar vertėtų kažkokį papildomą tokią bandymą surasti tų artefaktų, nes gali būti, kad ir ten metro atstumu nuo tos vietos ir būtų kažkokių elementų, ar ne? Bet aš kažkaip, man irgi aš taip panašiai galvodamas pradėjau ten kažkokią su tais archeologais, bet jie pagal mane tiek pasinešė, kad jau čia... Matyti, čia jau reiškia, ką jūs galvojate, čia žinote mes, kad... O yra, tai čia dabar laboratorijos mūsų universitetų ten yra fanų, ten sakau, man padarė, ir aš beveik buvau įsitikinęs, kad aš atsivežiau kažkokias skeveldras to seno punkto. O jeigu baigiant apie mūsų tą, reikia pagalvoti apie atleisti tą mūsų teneriui matuotojui, jisai, kai pradėjo matuoti, jam buvo tik tai 30 metų, jaunuolis, praktiškai pirmą objektą darė jisai, ten jis pakariavo, išvarė prancūzus maždaug. Tai ir tos klaidos, kad tikrai neįtvirtinti jo. Ir nebuvo jie niekada įtvirtinti. Matyt, toks yra mano liaudiškas mąstymas, jisai atvažiavo, piramidę pastatė, paskui su svambalo nuleido į akmenį, išgręzė skylę, kryžiuką ir jis tai, kai pradėjo tą Vilniaus daryti projektą, tai apie jokias dar strūvės to lanko nebuvo sujungimo, paskui tik tai. Jisai pagal viską labai kruopščiai, ten viską dirbdavo. Tarp kitko, jisai ten ir mačiau ten brėžinius, kada prie Palangos bazės yra įdomi vieta. Vienas galas tai tikrai nėra jau dingęs, jau maždaug prie Lyno, ten sanatorijos tam rajone, bet kitas ten už aerodromo į Šventosios pusę, maždaug ten miškelį turėtų, kada su dviračiu reiks nuvažiuoti. Pasižvalgyti. Ačiū labai, Povilai. Šiaip iš tiesų matom, kad kaip nejaunėja mūsų žmonės, bręsta, tai labai gerai, kad mes bent jau užfiksuojame tos atsiminimus, kad galėtumėm žinoti, kaip viskas vyko ir iš tiesų matosi, kad ir turim ir dvies šiek tiek ir dar papildomėm tyrimą, manau, ateityje. Tai ačiū, Povilai.